Sveiki, šiandien papasakosiu, kaip naudotis elektriniais žirkliniais keltuvais. Visų Genie elektrinių keltuvų valdymas yra vienodas. Pradedant naudoti šiuos keltuvus, visą laiką reikia atkreipti dėmesį, ar jisai išjungtas iškrovimo lizdo. Antras žingsnis – pasižiūrėti, kiek yra pakrautas akumuliatorius. Valdymo pulte matosi, kiek padalų pakrautas keltuvas. Įjungiant krauti keltuvą, atkreipkite dėmesį, yra dviejų tipų kištukai – geltonas ir juodas. Juodas kištukas krauna keltuvą, geltonas tai yra prailgintuvas, kad galėtumėt naudoti elektrą iš lopšio. Pajungus krauti keltuvą, svarbu įsitikinti, ar keltuvas pajungtas krauti. Atkreipkite dėmesį į pakrovėjo indikaciją. Pradedant naudoti šiuo keltuvu, patikriname, ar avarinio mygtukai nėra įspausti. Sekantis žingsnis – pasukame raktelį ant norimos pozicijos. Šį keltuvą galim valdyti tiek iš apatinio valdymo, tiek iš viršutinio. Norint naudoti viršutinį valdymą, pasukame raktelį į kairę. Norint naudoti apatinį, pasukame į dešinę. Apatiniam valdyme galima keltuvą tik tai pakelti į viršų ir į apačią. Viršutiniam valdyme keltuvų galima važiuoti bei keltis į viršų ir į apačią. Naudojant keltuvą viduje, pasirenkame tam skirtą funkciją, kuri leidžia pasiekti maksimalų keltuvo aukštį. Naudojant keltuvą lauke, pasirenkame laukui skirtą funkciją, kuri apriboja keltuvo kilimo aukštį dėl saugumo sumetimų. Apsaugos diržų užsegimas yra tam skirtose vietose, jos pažymėtos specialiais lipdukais. Iš viršutinio valdymo, norint važiuoti, pasirenkame funkciją ir naudojame vairalazdę. Norint sukioti vairą, naudojame mygtukus esančius vairalazdės viršuje. Norint pakilti su platforma bei leistis, pasirenkame funkciją ir naudojame vairalazdę. Leidžiantis keltuvų žemyn, likus maždaug apie metrui, keltuvas sustoja ir pradeda pypsėti. Tokiu atveju mums reikia atleisti vairalazdę ir per naują paleisti žemyn. Keltuvas supypsės ir leisi žemyn. Visose žirkliniuose keltuvuose prasilgina platforma. Norint išskleisti platformą, pasispaudžiame su koja ir stumiame. Baigus darbą paspaudžiame avarinių išjungimo mygtukus bei pasukame raktelį į neutralią poziciją.